Kas jums yra Kalėdos? Kalėdas man pirmiausiai šeima, žmona, žmonos gimtadienis, vaikai, anūkai. Per Kalėdas mes dėkojame vieni kitiems, mes linkime kažko gero, prasmingo. Esu mano antroji šeima, didelė šeima, turime daug draugų, bičiulių. Dėkoju jiems visiems už buvimą kartu. Kartu mes augame, mes stipriname vieni kitus. Linkiu gražių, prasmingų Kalėdų ir visų svajonių ir planų išsipildymo. Kas yra Kalėdos? Sniegas. Kad visi laimingi visi atvažiuoja į puošę eglutę. Kodėl Kalėdos žiemą? Todėl, kad senelis saitis paikastė jam gali būti. Nes vaikai nori žiemos. O kiek Kalėdų seneliui metų? 10. Tiek. Kiek? Tiek. 30. Kiek? Tiek. O kas tau yra Kalėdos? Man Kalėdos tai yra ta akimirka, kai nutrūksta mokslas, kai atrandi savo pačiam laisvo laiko ir gali truputėlį pašvęsti. Man Kalėdos tai mandarinai. Kalėdos tai slapčiausių svajonių išsipildymo metas. Kalėdos tai pagrindinė metų šventė, o ir miškininkam papildomas rūpestis, kad kiekvienas namus papuoštų žalia eglutė. Tai metas, kuomet yra daug tamsos ir mažai darbo, kuomet yra daug išlaidų pinigais ir daug pajamų gerom emocijom ir pabuvimu su artimais žmonėmis. Tai malonumas pripildyti visų namus. Man Kalėdos, kai vaikai ir anūkai kartu. Asmeniškai man Kalėdos tai yra didelė šeimos šventė, o mūsų kolektyvui kas tai yra? Tai rytas atlyginimas! Kalėdos tai laikas, kai nereikia niekur bėgti. Man Kalėdos yra egle kvepiančių namų šiluma. Kalėdos man tai poilsis. Kalėdos tai... Kalėdos tai jaukumas!